Labdiena. Pradedam spaudos konferenciją, paskutinę matyti jau šiais metais. Tačiau manau, kad serialą pradėsim labai rimtą ir skirtas jis yra Respublikos prezidento rinkimam, 2024 metų rinkimam. Ir Lietuvos visuomenės taryba pakvietė, šiandien mes matome valdybos narius, visą Lietuvą atstovus, šeimų sąjūdžio atstovus, kolegą signatarą Algirdą Andriukaitį. Ir šią spaudos konferenciją tam, kad įveikti Seimo bloką, nes jį transliuojama ne per atvirą Seimas YouTube kanalą, o transliuojama per signatarų spaudos konferencijos kanalą sukurtą tam, kad būtų mažesnis žiūrimumas. Tai šiandieną talkina mum ir retransliuoja šitą spaudos konferenciją ekspertai EU, Alkas LT, Laisvas.info LT, Aurimas Dryžius, kas mažiau gal žino šį portalą, 77 LT, Lietuvos visuomenės taryba.lt, TV eteris ir spėju, kad komentaras TV, spėju, bet negavau patvirtinimo. Taip, kad žiūrimumas yra didelis, prenumeruokime šitą kanalą, platinkime jį, nes klausimas yra labai rimtas. Lapkričio 22 dieną Europos parlamentas baigė priiminėti visą paketą, gerbama Nendrė turi čia atsispausdinusi, vien sąrašas įstatymų sąvado, reiškia keičiamos 267 sutartis dėl Europos Sąjungos, kuriais tais pakeitimais, pradėta procedūra pakeitimų. Šitais pakeitimais pradedama, kad nesuklaidinčiau, beje, šiuo metu aš noriu pasakyti, balsavo iš 705 Europos parlamento narių, už pakeitimus balsavo 291, 274 prieš, 44 susilaikė. Taip, kad išgudrėję jie yra ten, Briuselį ir Strasbūrė, daugumos neturi, bet priimta. Mechanizmas paleistas. Norima padaryti centristinę Europos supervalstybę iš Europos Sąjungos. Tai nieko naujo, dar 92 metų vasario 7 pasirašytoje Maastrichto sutartyje, ji pasirašyta buvo po TSR sugriuvimo, yra numatyta supervalstybės sukūrimas ir regionų tik palikimas. Nacionalinės valstybės turi dingti. Toks yra politinės Europos Sąjungos tikslas, apie kurį beje drąsiai šnekėjo po taip vadinamo referendumo dėl stojimo Lietuvos į Europos Sąjungą signataras Romualdas Ozolas. Garbė jam, kuris bene aiškiausiai ir laiku apie tai šnekėjo. Šiais pakeitimais atimama visų valstybių visos veto teisės visais klausimais. Perduodamas valdymas viršvalstybinėm institucijom, kurių niekas nerenka. Europos komisija visi tokie žinom, Europos centrinis bankas tokį irgi žinom, viršvalstybinė institucija, nepavaldi ir neatskaitinga niekam. Europos kaip dabar šitas fondas, kur srebia mūsų pinigus, kiek tik nori, tiek, taip sakant, pasiskolina. Jeigu neturim pinigų, tai skolą padaro. Ir dar matau prisijungusius Lietuvos visuomenės tarybos valdybos narius Donatą Šulcą ir Aldą Mačiulį. Ir, atsiprašau, mes į spaudos konferenciją kvietėme visus oficialiai užsiregistravusius, kaip dabar VRK vadina juos vadina keliamais kandidatais, tokia yra oficiali. Štai jūs matote jų sąrašą. Kad nekaltintumėt mūsų, kad mes ne visus pakvietėme, tai
Tai mes kvietėme Demokratų sąjungos vardan Lietuvos iškeltą ir įregistruotą VRK keliamą kandidatą Giedrimą Jeglinską, Laisvės partijos keliamą kandidatą Dainių Žalimą, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos keliamą kandidatą Aurelijų Verygą ir save išsikėlusius kandidatus abėcėlės tvarka surašytus, skaitau, Zenonas Andrulėnas, Valdas Tutkus, Eduardas Vaitkus, Ignas Vėgėlė. Sureagavo vienintelis Eduardas Vaitkus. Telefonais, kurie yra paskelbti VRK, ten yra tarpiniai žmonės, tiesioginio kontakto neturiu, išskyrus Valdą Tutkų. Valdui Tutkui skambinau, neatsiliepta, neatskambinta. Skambinau vakar ryte. Deja, iš dviejų taip vadinamų nesisteminių kandidatų, mano nuomonė, Valdo Tutkaus ir Eduardo Vaitkaus, šioje be galo svarbioje spaudos konferencijoje dalyvauja tik Eduardas Vaitkus, prisijungęs nuotoliniu būdu. Ačiū jam. O kodėl klausimas toks svarbus? Todėl, kad atimama iš visų nacionalinių valstybių, ES narių, paskutiniai suvereniteto likučiai, taip drįstu pasakyti. Visų pirma, užsienio politika, ginkluotojų pajėgų, sveikatos apsaugos, pramonės plėtros, milijonų migrantų apgyvendinimo, aplinkos apsaugos priėmimo, transgenderinių lyčių ideologijos skleidimo, įtakos mokyklų programų turiniui, sprendimų dėl aborto, lytinio švietimo, mokesčių mokėtojų finansavimo lyties, taip vadinamo pakeitimo. Aš matyt lyties pakeitimą naudosiu kabutėse šitą savoką, nes kol kas gamta dar nepakeista. O politiniai šūkiai gamtos nekeičia. Kovos su diskriminacija srityse ir šalių demografinės struktūros visus pakeitimus. Siūloma įvesti visos Europos referendumą. Gal atsimenat, kaip jūs gundė Lietuvos piliečiai, atsiprašau, kad veto teisę Lietuva turės ir galės viską spręsti, kas nepatinka tą vetuoti. Užmirškit, su melagiais susidėta yra. Melagiai yra tie, kurie ES kūrė. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad niekas neskaito Maastrichto sutarties, kurioje atvirai parašyta ir jie siekia dar 99 metais sunaikinti nacionalinės valstybės. O vienas iš Briuselį Europarlamento pastatų pavadintas šlovingojo, kaip jisai, Altiero Spinelli, radikalaus komunisto, pokario, radikalaus komunisto vardu, kuris vėlgi čia pakeitimuose yra cituojamas, jis, kaipgi be jo, nes jo vizija, jis pristatė viziją, dėl ko reikia kurti Europą be valstybių ir sienų, Europos supervalstybę. Ir jis dar pasakė, ji negali būti gyvendinama demokratinėmis procedūromis ir gavus europiečių sutikimą, užmirškite europiečiai, kad jūs esate europiečiai su kažkokiom teisėm. Šitas radikalus komunistas, kuriam paminklai pastatyti centruose ES, jis sakė, cituoju, revoliucinės partijos, reiškia, turi įgyvendinti revoliucinę partiją, kuri sukurs naują valstybę ir aplink ją naują tikrą demokratiją, bet diktatūros keliu reikia, nes žmonės nesupras ir nesutiks su tuo. Taigi diktatūros keliu. Roberto De Mattia, italų istorikas, filosofas, perspėjo 92 metais Europą, kas bus po Maastrichto sutarties pasirašymo, kaip bus suniveliuojama viskas, kaip neliks valstybių, kaip tam bus panaudojama imigracija, suteikiant jiem piliečių teises ir teisę balsuoti. Savivaldos rinkimuose ta teisė įgyvendinta. Dėl nacionalinių valstybių parlamentų rinkimų šita teisė nešnekam apie tai, nes nacionalinės valstybės turi išnykti. Dėl to liks tik regionai. Norėčiau Pinskų paklausti, kodėl regionų partija pavadinta jų partija.
Toks įdomus klausimėlis. Ukrainoje regionų partija yra Viktoro Janukovičiaus vadovaujama, tai buvo tokia, dar tebėra. O Europoje turi likti tik regionai ir finansavimas skiriamas regionam, ne valstybėm tuoj bus. Taigi, nesvarbu, kaip kas balsavo Europos parlamente iš tų 11 Lietuvos atstovų, man šiurpiausias dalykas yra tai, kad niekas iš jų šitos žinios va šitoje salėje ir niekur kitur Lietuvoje nepranešė, kas vyksta ir nepasakė, kaip reikia stabdyti Lietuvos kaip valstybės išnykimą. Dėl to Lietuvos visuomenės taryba paruošė kreipimąsi, kuris vadinasi Lietuvos Respublikos prezidento 24 metų rinkimų politinės kampanijos dalyvių įsipareigojimas. Mes kviečiame ir siūlome pasirašyti politinės kampanijos dalyvius, kad jeigu jie bus išrinkti Respublikos prezidentu kitais metais, kad jie nepasirašys dekreto teikiančio šituos keitimus ratifikuoti Seimui. O jeigu Gitanas Nausėda, dabartinis prezidentas, tai padarys, pirmų dekretų atšauks šituos dalykus. Ir kodėl mes tai sakome? Todėl, kad Lietuvos Respublikos konstitucija nepakeista, suvereniteto atidavimas galimas tik tai, jeigu už tai referendume pasisako 75% rinkėjų, turinčių balso teisę iš vis. Jeigu kažkas bandys dar aiškinti ir samprotauti apie tai, kad 2003 metų gegužės 10-11 vyko referendumas dėl stojimo Lietuvos į Europos Sąjungą, mes teikiame jums dokumentus ant stalo. O dokumentai yra tokie. Mum, Lietuvos piliečiam, buvo pakištas sakinys vienas: pritariu Lietuvos narystėje Europos Sąjungoje referendume balsuoti. Už tą sakinuką balsavo tik per 2 dienų referendumą, pažeidžiant visokias agitacijas, agituojant valstybės vadovam iš televizijos eterio, balsavo tik tai 57%. Tačiau esminis dalykas yra tai, kad pažeidžiant konstituciją Lietuvos 148 straipsnį, nebuvo teiktas referendumui aktas, stojimo aktas, kuris buvo pasirašytas 2003 metų balandžio 16 dieną Atėnuose. 10 valstybių stojo į Europos Sąjungą pagal šitą aktą. Tai Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovenijos Respublika ir Slovakijos Respublika. Kaip ir kiekvieną aktą turi balsuoti tauta, jeigu ji balsuoja už tai. Neišdrįso bailiai buvę valdžioje teikti šitą aktą mums balsuoti. Neišdrįsom. Pateikė mums sakinuką balsuoti. Tačiau ratifikavimui 10 tuometinių ES valstybių narių ratifikavimui ir 12 ratifikavimui ir 10 stojančių į ES ratifikavimui buvo pateiktas Atėnuose pasirašytas stojimo aktas, kuriame detaliai surašyta, kokios suvereniteto dalys atiduoda. Viena valstybė vienas atidavė, kitas nevienodai beje. Ir veto teisė ten buvo numatyta. Tai dabar, sakysit, kaip dabar atrodo ta mūsų konstitucija. Ji nepakeista. Lietuvos Respublika yra nepriklausoma Respublika. Dargi demokratinė net įrašyta. Keliami kandidatai, ar jūs skaitėte konstituciją? Lietuvos Respublikos konstituciją. Ne Europos Sąjungos, kurią atmetė Nyderlandų ir Prancūzijos referendumuose tautos. Ir po to pakišo ratifikuoti mūsų Seimo ir kitiem parlamentam
Lisabonos sutartį. 150 konstitucijos, Lietuvos konstitucijos straipsnėje 2004 metų Liepos 13 dieną Seimas pabalsavo ir įgrūdo neteisėtai konstitucinį tariamą įstatymą dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Už narystę politinėje sąjungoje suvereniteto atidavimą privalo balsuoti tauta. Taigi, teisiškai mes nesame įstoję į Europos Sąjungą. Dėl to, šituo įsipareigojimu mes primename šitos faktus ir sakome labai aiškiai, yra tokia antikos laikų romėnų teisė, kurie vadovaujasi visos Europos valstybių teisės sistemos ir Lietuvos Respublikos taip pat. Iš neteisės neatsiranda teisė. Negali atsirasti teisė iš neteisės. Nedavė mums balsuoti už Europos Sąjungos stojimą. Nedavė. Stojimas neįvyko. Ir iš visų pasiūlytų rinkimuose apsisprendusių dalyvauti šiuo metu oficialiai įsiregistravusių 7 atstovų jau pasirašė šį įsipareigojimą elektroniniu raštu ir atsiuntė prieš spaudos konferenciją Eduardas Vaitkus. Žodis Eduardui Vaitkui. Sveiki visi. Klausimo šitoj vietoje kokios nors abejonės ar klaustuko iš vis nėra. Man asmeniškai kaip Lietuvos piliečiui. Ar galima nepasirašyti šito akto, tai tik tai teorinė prielaida, tokia filosofinė teorinė prielaida, nes atsakymas yra, jeigu tu esi Lietuvos pilietis ir Lietuvos patriotas, tai šitoks klausimas net nekyla. Tu privalai pasirašyti, parodydamas savo poziciją, kad Lietuva yra mūsų tėvynė ir Lietuvos žmonės patys turi nuspręsti savo likimą. Arba tada šiuo metu aš kalbu jau kaip, ne tik kaip pilietis, bet ir kaip politinės kampanijos dalyvis 24 metų prezidento rinkimuose. Arba jeigu tik tai uždelsi atsakymą į šitą klausimą, mano suvokimu užtenka uždelsimo. Jeigu uždelsi, tai reiškia, Lietuvos nepriklausomybė tokiu atveju tampa pirk parduok objektas. Tampa komerciniu objektu, kaip su kuo, kaip geriau susitarti, kokios sąlygos ir nepriklausomybės tokiu atveju nebelieka. Pakartosiu vieną labai svarbų ir esminį dalyką. Lietuvos žmonės, ne aš vienas, ne mūsų valdžia išrinkta, tegul ir 141 narys Seimo, ne jie yra įgalioti nuspręsti už visus žmonės Lietuvos nepriklausomybės praradimo, šiuo atveju su Europos parlamentu, atsisakymo, kad švelnesnis žodžius būtų, tai Lietuvos nepriklausomybės praradimo arba atsisakymo prasme. Jiems nieks tokios teisės nedelegavo. Vėl pakartosiu, Lietuvos konstitucija tai yra Lietuvos žmonių priimtas teisės aktas ir jis yra įduotas mūsų valdžiai. Vykdykite. Ir kai Lietuvos valdžia sulaužo Lietuvos žmonių įduotą jiems konstituciją, tai ta valdžia tampa nebeteisėta. Šita valdžia tampa nebeteisėta, kai jinai sulaužo Lietuvos žmonių pagrindinį įstatymą. Nes joks įstatymas priimtas Seime negalioja, jeigu jis prieštarauja konstitucijai. Ką mes turim Lietuvoje? Praėjusią kadenciją
111 Seimo narių vienbalsiai sulaužė konstituciją. Jie peržengė ribas, po šito veiksmo Lietuvos valdžia buvo nebeteisėta. Šią kadenciją 84 Seimo nariai sąmoningai, nes čia pasiremsiu profesorium Žalimu, kuris viešai sakė, akivaizdžiai prieštarauja konstitucijai jūsų priiminėjamas įstatymas. Nusispjovė 84 Seimo nariai ir sąmoningai sulaužė konstituciją ir savo priesaiką. Po šitokio veiksmo, kurį pripažino kaip konstitucijos laužimą Konstitucinis teismas, po šitokio veiksmo Lietuvos valdžia tapo nebeteisėta. Vadovaujamas Seimas Čmilytės. Vyriausybė vadovaujama Šimonytės tapo nebeteisėta. Vyriausybės ministrė viešai ir garsiai pasako, ji ir antrą kartą sulaužytų Lietuvos konstituciją. Reiškia, nusispjautų ant žmonių valios. Ir ta ministrė toliau dirba, kad jinai Seimo narė, atskira tema, kad ji ministrė, ji toliau dirba, vadovaujama Šimonytės. Šita valdžia nebeteisėta. Jos sprendimai, visi priimti sprendimai, jūs, Zigmai, gražiai pacitavote, kaip iš neteisės negali gimti teisė. Jų visi sprendimai, mano suvokimu, yra neteisėti. Bet mes turim tokią realybę. Viena iš Lietuvos deleguota į Europos parlamentą narė iš karto pasakė labai sąžiningai. Aš kalbu apie Maldeikienę. Ji pasakė labai aiškiai ir iš karto po išrinkimo, bet ne prieš. Aš neatstovauju Lietuvą. Europos parlamente aš neatstovauju Lietuvą. Kadangi buvo tyla po lapkričio 22 dienos balsavimo, tyla yra daugiau pasakanti negu bet kokie aiškinimai, tai tokiu atveju visi 11 mūsų parlamentarų iš esantis Europos parlamente, jie neatstovauja Lietuvą. Grįžkime į mūsų tėvynę. Lietuvoje aš nematau jokios politinės jėgos šiam periode ir per tuos 30 metų, kurios jėgos, kuriai nepriklausoma Lietuva būtų svarbi. Tokios politinės jėgos aš nematau. Aš matau jėgą, kuri užgrobė valdžią, kurie yra okupantai ir jie už Lietuvos žmonės nusprendžia jų likimą. Todėl grįšiu pagrindinę mintį. Aš, kaip vienas pilietis, negaliu už visus žmonės nuspręsti, kaip jiems geriau. Lietuvoje įstatymo diktatūra yra vienintelė Lietuvos sėkmės sąlyga. Būtina sugrąžinti valdžią Lietuvos žmonėms, o ne uzurpatoriams. Nes kitu atveju mes ištirpsime. TSRS laikais prisiminus rusų kiekio požiūrių, milijonų skaičiumi, jų buvo nebejotinai daugiau. TSRS laikais pravedam balsavimą ir Lietuvos žmonių, netgi vieningas 3 milijonų žmonių prabalsavimas nieko nereikštų. Europos Sąjungoje dabar lygiai tas pats. Į tą pusę einama nusikalstamai veikiant Lietuvos valdžiai per tuos 30 metų. Tai šitoj vietoj aš tik tai džiaugiuosi, kad jūs, Zigmai, inicijavote viešą tokį klausimo aptarimą ir pasiūlymą visiems politinės kampanijos dalyviam pareikšti savo poziciją. Aš pakartosiu, lygiai kaip Stambulo konvencija, jeigu Lietuvos žmonės nuspręs ir lieps
man dirbti prezidento pareigose, tai Stambulo konvencija taip pat bus atšaukta iš Seimo, kad ratifikuoti nebereikia ir klausimas dėl 102 socialinių visuomeninių lyčių bus pabaigtas. Galbūt iki to laiko jau bus 112 lyčių. Ir lygiai taip pat apie jokį teikimą, Lietuvos prezidento teikimą ratifikuoti šitą lapkričio 22 dieną priimtą Europos centrinės valstybės sukūrimo projektą, šitas klausimas automatiškai atpuola. Tokia yra mano pozicija, o Lietuvos žmonės sprendžia, kaip jiems yra geriau. Baigiau. Ačiū. Dėkui už labai aiškę poziciją ir įsipareigojimą. Dokumentas, kuris išsiųstas keliamiems kandidatams, kaip juos VRK oficialiai vadina, jis yra įsipareigojimas būtent neteikti Seimui ratifikuoti ES centralizavimo sutarčių pakeitimų. Šitas tekstas, paaiškinimai, prisijungimai elektroniniu būdu dalyvauti šiandien spaudos konferencijoje buvo išsiųsti, dar kartą kartoju, Giedrimui Jeglinskiui, Dainiui Žalimui, Zenui Andrulienui, Valdui Tutkui, Eduardui Vaitkui, Ignui Vėgeliai, jų nurodytais VRK paskelbtais elektroniniais adresais, reiškia oficialiai jie yra informuoti. Ir taip pat oficialiu Respublikos prezidento Gitanos Nausėdos kanceliarijos elektroniniu paštu ir oficialiu Ingridos Šimonytės, ministrės pirmininkės paštu. Iš prezidento kanceliarijos gautas patvirtinimas, kad gavo laišką iš vyriausybės, šįryt netikrinau, bet ko gero net ir šitoks negautas. Paprastai vyriausybė patvirtina, kad gavusi raštą elektroniniu būdu. Jeigu kas nors dar norės paklausti, Mantas Varaška, kurį regionų partija kėlė, jo mes kol kas nematome tarp oficialiai įsiregistravusių. Dėl to aš manau, jeigu jis ar dar kas nors įsiregistruos, spaudos konferencijoje paskelbtas tekstas galioja, mes taip pat operatyviai persiusime, siūlydami pasirašyti įsipareigojimą, tuo labiau, kad ir jis, ir Dainius Žalimas, ir Ignas Vėgėlė, o paskutiniai du yra dargi tarptautinės teisės specialistai, Europos teisės specialistai, ne bet kokie. Tai jie yra tikrai teisiškai kvalifikuoti asmenys, jie puikiai supranta, ką tai reiškia. Tai yra Lietuvos valstybės išnykimas. Dabar ką aš dar noriu pridurti, mėly žmonės. Pasakysit, betgi mes de facto esam. Tai, mėly žmonės, de facto Europos Sąjungoje esam, neteisėtai sudėlioti parašai yra. Teisingiau, netgi Atėnuose turėjo teisę pasirašyti ir prezidentas Adamkus, man atrodo, tuo metu buvo užsienio reikalų ministras Valionis Antanas ir ministras pirmininkas, kas dabar ten viešpatė buvo. O Seime didžiausia kaltė tai yra Seimo pirmininkui tuometiniam Artūrui Paulauskui. Rolandas Paksas, atsiprašau, buvo prezidentas tuo metu, ne Adamkus. Taigi, kuris ne tą dokumentą pateikė tautai balsuoti referendume. Apgailėtiną sakinuką vieną, o ne teisės aktą. Ir aš noriu priminti, kad, pavyzdžiui, 92 metų, kurią ten gegužės dieną, Aukščiausioji taryba mūsų buvo inicijavusi ir paskelbusi referendumą dėl Respublikos prezidento institucijos atstatymo. Tuo metu buvo siūloma pakeisti Lietuvos Respublikos laikinąjį pagrindinį įstatymą. Toks buvo iki 92 metų spalio 25, kada tauta balsavo už konstituciją naująją. Landsbergio Vytauto iniciatyva tai buvo padaryta, Aukščiausioji taryba surinko daugumą balsų, paskelbė šitą referendumą.
Tai ten, mėly žmonės, atsiverskit VRK atitinkamą puslapį, jūs pamatysite Lietuvos aide paskelbtas milžiniškas įstatymo projektas, kiek ten daug straipsnių buvo siūloma keisti. Tai nebijojom mes aukščiausiai taryba tautos, nebijojom jos nuomonės, jos balsavimo, nepritarė ji ir neįvyko prezidentas aukščiausios tarybos laikais. Tai dabar, kalbant apie tą faktinį buvimą Europos Sąjungoje, bet neteisinį, teisiškai mes nesame įstoję. Galit sakyti, kas ką norit. Tai yra tokia pati situacija, kaip Lietuvos Respublika 40 metais neteisėtai buvo inkorporuota į Tarybų Sąjungą. Yra ir tarptautinės konvencijos tuo metu, 26 metais Paryžiaus taip vadinamas paktas, kuris nepripažino jėgos panaudojimo, reiškia, prieš kitas valstybės. Yra 33 metų, pavyzdžiui, Tarybų Sąjungos Lietuvos Respublikos sutartis dėl jėgos nenaudojimo, kurios antras, neatsimenu, kuri dalis straipsnis sako, net ir nepaskelbus karo karinio kontingento įvedimas į kitą valstybę reiškia agresijos aktą. Tai reiškia pati Tarybų Sąjunga pripažino 40 metais įvykdžiusi agresiją. Ir kai 90 metų vasario 7-11 šaukimo LTSR aukščiausioji taryba, ta, kuri buvo prieš 90 vasario 24 išrinkta, jigi paskelbė, ji denonsavo 40 metų Liepos mėnesio Liaudės Seimo sprendimą dėl stojimo į Tarybų Sąjungą. Denonsavo sutartį dėl stojimo. Ir Tarybų Sąjunga viešpatė nereagavo į tai. Mėly žmonės, atsiminkit mūsų istoriją, nereagavo į tai. Ir 12 šaukimo LTSR aukščiausioji taryba, kurios dauguma buvom išrinkti 90 vasario 24, tai deputatais, kovo 11 atkūrė neišstodama iš Tarybų Sąjungos. Mes negalėjom sakyti, kad mes išstojam iš ten, kur teisiškai nebuvom įstoję. Mes atkūrėm prieš okupaciją buvusią valstybę Lietuvos Respubliką, atstatydami 38 metų konstituciją. Ir po to pakeisdami Sąjūdžio deputatų paruoštų laikinų pagrindinių įstatymų, kad būtų galima gyventi pagal tuometinės realijas. Tai nereikia bijoti tų neteisėtai sudėliotų parašų, neteisėtų mūsų tariamų atstovų balsavimų Europos parlamente. Lietuvos Respublika teisiškai nėra įstojusi. Ir aš manau, kad gyvename akivaizdžios Europos Sąjungos, jeigu negriūties, tai persitvarkymų reorganizavimosi laikotarpiu. Ir šitas teisinis argumentas bus be galo svarbus, kaip ir kovo 11-osios aktas, kurį mes priėmėme, kuriuo Tarybų Sąjunga neneigė. Tarybų Sąjunga mus spaudė, kad mes patys panaikintumėm, nes jie suprato, kad teisiškai to jau padaryti negali. Ir dabar aš paskutinę mintį noriu dar pasakyti. Aš dabar, ruošdamas šitai spaudos konferencijai, supratau, kodėl šitie menkystos valdžioje, Lietuvos valdžioje, kodėl jie samdo tuos šuniukus, kurie lodo sovietmetį, taip vadinamą. O todėl, kad atgimimo metais mūsų tauta buvo be galo stipri. Tik Tarybų Sąjunga, kaip dabar Europos Sąjunga, pabandydavo centralizuoti valdžią, TSR konstitucijos pataisas paskelbdavo, tada paskelbdavo, laikraščiuose paskelbdavo, taip ir tai bus. Taigi vieškardė prasidėdavo parašų rinkimas. Lietuva 88 metais rudenį, kai buvo paskelbti šitie pakeitimai planuojami TSR konstitucijos, surinko 1,6 milijono parašų. Estijos aukščiausios tarybos atsakas buvo 88 lapkričio 16 priimtos Estijos tarybų konstitucijos pataisos dėl viršenybės prieš TSR įstatymus ir Estijos nuosavybės, tas, kas yra Estijoje.
Lietuva tuo metu to nepadarė, bet 89 gegužė LTSR aukščiausioji taryba 11 šaukimo tai padarė. Tarybų Lietuvoje buvo registras įvestas čia aukščiausioje taryboje, kuriame buvo registruojami ar vykdyt ar nevykdyt TSRS įstatymą ar kažkokio ministro įsakymą. Ar atsimenat, ką mes pasiekėm 89 metais TSRS liaudės deputatų suvažiavimuose per 2 suvažiavimus? Aš turiu omeny ne tik Ribbentropo-Molotovo slaptųjų protokolų pripažinimą negaliojančių nuo jų pasirašymo momentų. Aš norėčiau matyti tokį pat Vokietijos šiandien veiksmą, kad jie taip pat anuliuotų šitos slaptus protokolus, kaip Tarybų sąjunga anuliavo. Taip mūsų 3 respublikų spaudimu Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Bet kas įvyko tuo metu? Vat štai dalyvaudami pirmajam TSRS liaudės deputatų suvažiavime 89 gegužės pabaigoje, mesgi nesutikom su konstitucinės priežiūros komiteto steigimu. Lietuva pasakė, nebus jokio atstovo. Mūsų delegacija išėjo iš Kremliaus rūmų, 2250 deputatų. Mes 50 keli atsistojom ir išėjom protestuodami. Tai rodė visos televizijos pasaulio, ne tik Tarybų sąjungos. Mes buvome stiprus, žmonės buvo stipri ir mes, sąjūdžio žmonės, jautėme atsakomybę prieš žmonės. Kad viskas spręstųsi taikiai, be vieno šūvio, bet mes buvom jėga. O šitie bailiai valdžioje šiandieną, kurie neišdryso šiandieną, kur Gitanai Nausėda, prezidentas tų mūsų, vargšė. Vargė mūsų. Kur Ingrida Šimonytė? Ir dar vaidins dar kartą kandidatę? Aš norėčiau ir Sauliaus Skvernelio nuomonės, kai Konstitucinis teismas pasakė, kad antroji Tamstos vyriausybė neteisėtai paskirta Seime. Jūs nusišypsojot į ūsą ir pasakėt, dzin man Konstitucinis teismas. O Konstitucinis teismas buvo suteikęs pusmetį pasitvarkyti. Jūs to nepadarėte. Dėl to, mėly žmonės, paprastas dalykas. Jūs sakysit, kaip, čiagi labai svarbu, Europos Sąjunga, gėris ir visa kita. O mėla žmogau, jeigu iš tavęs pavogs kažką tai tu į policiją nesikreipsi. Vagystė tai čia dzin, koks tau rūpestis. Tai taip, šitas teisės viršenybės klausimas iš neteisės negali atsirėsti teisė. Jeigu iš tamsto žmogau pavogė mašiną, vaiką atėmė neteisėtai, tai tu nesikreipsi, nereikalausi, kad mūsų teisėsauga imtųsi žingsnių. Tai lygiai tas pats yra su valstybė. Jeigu mes esam piliečiai, mes turim pareigas. Ir nesakykim, kad niekas nesirūpina jūsų pavogtais daiktais, atimtais vaikais, jeigu mes nesirūpinam valstybę, kurios institucijas mes turim suformuoti. Vienu žodžiu, visi, kaip jie dabar vadinasi, keliami kandidatai, kviečiami ir į kitas spaudos konferencijas, taip pat kalbėsime be galo svarbiais klausimais ir jūsų tolimesnis nusišalinimas faktiškai reikš nusišalinimą nuo rinkimų kampanijos. Jūs neverti būti kandidatais. Taškas. Ir linkiu visiems gerų, prasmingų naujų metų. Jie bus keliamieji 2024. Stiprybės, sveikatos ir geros nuotaikos, gero pasirinkimo.